Žvejo rytas. Labas rytas. O jau karšta. Jaučia kaip karšta. Darinėja žuvį. Žvejys. Sakė 6 ryto eis žvejoti. Miegojo. Išjunk tą žadintuvą ir toliau miegojo. Na, nerodys aš to kraupaus vaizdo. Visi žinot, kaip atrodo. O aš atsinešiau kavutės ir blynų išsikepiau su obuoliais. Bet čia žiūri toks bardakėlis padarytas. Čia tas stalas visas baisus. Reikėtų nusivalyti tas visas musės. Vai. Karšta laukia, ane? Tai va, net kambarį praktikas. Ir imsim žuvį vakuumuoja. Ai, kažkaip jisai užsiėmęs tais vakuumavimais, aš net nelendu. Turėjau durnumą pasakyti kartą, kad žuvį pats gaudau, pats darinėjau. Tai va, skinu vaisius dabar. Kaip sakant, o tai po rybalkos parnešiai nutreikiai. Žena, eik, valyt, dabar. Aha. Vat kaip kartais liežuvis, o ne... Liežuvis mano priešas. Tavo priešas, tavo liežuvis. Dabar turi, ką turi. Žena va taip guli, kojytės užkėlus. Ir žiūri kaip... Su katinais. Vieną matau, kur kitas. Kažkur už manęs, už replių. Ir žiūri kaip vyras užvejoja žuvį. Išdarinėja, suvakuumuoja. Sadu šalykit su vandeniu. Žuvis gaunasi nesausa porcijytis. Nu. Į kamerą. Paskui namuose važiuojant į kulderius su ledukais ir parsivešim. Taip. Čia iš tikrųjų patogu tas namelis, nes tu čia susitvarkai tą žuvį. Svarbiausia, kad va ten prie upės jie išsidarinėja, o čia tas svarbiausia. Namuose, tie žvynai ten... Aš tikiuosi, čia žuvį nuploviai. Viską čia nuploviau, kam? Gerai. Sakau, va tik tai ketvišą. Galvoju, kad upiai nuploviau, o čia neperploviau. Gera šipkė, kilas 200. Gera šipkė. Ir reik parodyti, žuvį iš tolo, aš tik iš tolo rodau. Tik kad tai jau be galvosiu, tu vis nieko nepamatysi, o šipkė jau išdarinėta. Tai čia kokie 800 gramų. Nu, va šitą reiks nuplikyti man. Tai koks įdomus, koks margas. Šitą nuplikysiu, vandenį kaisu, o čia jau gal užkais. Galėsiu ir užplikyti. Stovi virtuvė, tai ir stovėk. Ne, tigriukai. Pasikeik, pasiskūsk visiems YouTube žiūrovam. Koks gyvenimas sušiktas. Dėjo pynasrį, nuvežė kažkur, dėl nežino kur. Ir nepaleidžia naktį palakstyti. Kaip jisai naktį norėjo pasprūkti. Jau būtų pasprūkęs, gerai, kad irmi išsikviečiau. Mane tai taip įkando, kad man ta ranka ištino netgi man. Aš šitoj vietoj vos nemėlinu. Jis man ten kažkurioje vietoje giliai įkando. Tai patinė. Sakau, ko man tas pirštas. Vos lankstosi, čia gal net mėlynė bus. Žiauri man ranką sukandžia. Čia kaip lašis iš tikrųjų pasiūta jisai. Būtų man išsinėręs ir pabėgęs. O tai būtų buvę. Būtų toli bėgęs, bet vis tiek. Vis tiek nustreso, tai eina nafik. Čia ir kelias prie pat. O tai kiek man iš troko kartų buvo pabėgęs? Tai bet dabar, va dienos metu, tai jis nenori lauką. Aš jį dabar išvedžiau, viskas atgal partempė. Nu, būkit čia, kambarį būkit, aišku. Bet aišku, vakaras ateis ir katinas jau norės, kaip sakant, medžioti. Žvejoti. Nepatenkinta. Ta ponė irgi nepatenkinta. Tu ką, rodai, kad tu nuo pačio ryto alų geri? O kiek tas vyko, jau 10 valandų turbūt. Va, tik tai Viskansinė toks alus. Kitų nenusipirksi.
Irmis rašė Žydrūnui komentarą ir zinzilin pasakė žuvytė, įsivaizduojat. Žvejys žvejui rašė komentarą ir žuvis sutrukdė. Va, šipkė. Visų gražumu. Žydrūnai, čia jums tokia žuvytė užkyba. Čia yra sheephead arba freshwater drum. Aš jį vadinu plėšrus karpis. Bučkis. Nu ką, vakarienį kepsim žuvį. Tai kad visa suvakumuota, va? Viena žuvis tik tai? Tai vieną dar šalia. Ai, dar kas šalia. Dar šalituvė vieną, tai va dar vieną. Dar pagausiu kokią vieną. Tikiuosi. Gal ir ne vieną? Tik tais labai kanda musės žiaurumą. Aš net koinės vilnonės užsidėjau per karščius. Nu, bet nieko tokio šitos per karščius. Kanda labai. Pažinkit, catfish, одна штука. Nu, čia kažkur apie kilą. Kepkite žuvelės. Nėra žuvelės, pabėga, man atrodo. Paspruko. Pasispardė, sakė. Sliekus gerai nukabino, ne? Nu, bišk paliko. Bišk paliko. Skaniai nuvalgė. Irims dabar taip pedantiškai sliekus su pirštinaitė. Nenoriu rankų pastovyti. Kabina. Bet šitos pirštinės tai nesliekam, reikia tų sodininkų. Užsidėjau su jom dirbti, okei, bet dažnai... Aš vėl pakeičiau rūbą, labai musės kanda. Užsidėjau, kad neprakastų. Žodžiu, apsaugų čia reikia. Bet tvankų tai net... Chemija nenori purkštis. Nenori purkštis, tos chemijos aš nemėgstu. Smirda man. Fe. Bet žiauriai tvanku. Nueinu iki namų. Atsigaunu, atvėstu. Paskui vėl ateinu. Taip aš ir tinginiauju visą dieną. Nu, dar tik diena įpusėja, bet vis tiek. Atsitinginiausiu, atsisėdėsiu tiek, kad jau turbūt. Lietuvoj padirbs. Lietuvoj padirbs. Lietuvoj ten tik lakstysiu, nedirbsiu. O tai nedarbas, lakstymas? Lakstysiu ir pinigus leisiu. Ten tiek, ten tam tas, tam anas, žodžiu, taip. Ir po to grįšim į Ameriką. O tai kodėl neužsukai? O kodėl neaplankėjai? Ne, mes visų tikrai neaplankysim, sorry. Fiziškai neįmanoma. Neįmanoma čia. Kiek mes ten gaunasi? 11 dienų? 11 ar 12 dienų, kiek ten gaunasi? 12. Pirmo Lietuvoje, 2 įskrendam. 11 dienų. Tai jau skaityk 10. Ten jau 2 dienos jau. Nu, 10 dienų. 10 dienų streso. Mažai laiko, aišku, bet kai pagalvoji, katinam irgi bus streso. Ir apie katinus galvosiu, nervuosius. Visokios... Bet papūgom dzirb. Papūgom jo. Jos tai ką? Turi lest, svarbiausia turi
gerti ir viskas, ir jom nebūtina ta priežiūra tokia. Katinai yra katinai. Nu, tikiuosi, 2 išvešim. 2 išvešim, aišku, Sergėjui bus daug chlapatų su tais katinais. Ar vaikai ten prižiūrės, nežinau. Bet ten gerai pūrti. Gal spėjo pabėgti. Kažkas yra. Šiek tiek. Nu va, sakiau. Kimba. Delvinukas. Na, jūs. O tu čia iš vis prie kondicionieriaus gyveni, ne per šalise? Ką, mona? Kas yra katytė? Pikta jinai šiandien kažkokia. Jei ant manęs burzgė. Nelysk. Nelysk tu prie manęs ir viskas. O tu, kinziukas. Jau, labas. Aha. Ateik, ateik. Ateik, ateik. Na, ateik. Bet tu kaip man įkandai, man ranka ištyno, žinok. Ir skauda man. Jo. Katinėlį, tu katinėlį. Iš tikrųjų labai gerai miegojau. Geras čiužinukas, labai geras. Minkšta, gera. Ir svarbiausiai irmio knarkimo negirdėjau. Aš jam sakau, liptų į viršų. Bus mums visiems geriau. Mona miegoja šitoj lovai, Tigras miegoja viršui. Kiekvienas po savo lovytę turėjom. Kaip faina. Toks. Irmis jau įdegęs kaip vėžys. Pasirodyk. Lapsteris. Virta krevetė. Kapą negavo. Tada žinosi. Tavo vagą, prie plaukia. Dabar be reikalo metei. Plaukai tik moteriškės plevėsuoja į visas pusės. Tai jau nuskęs. Oi, juokas paėmė. Tai kiek mums šitas malonumas kainavo? Savaitgaliai. 300 kainavo. Tai tik namukas 300. 100. Tai, tas tai taip. Čia jau ir taip aišku, kad neatskridai iš oro šiaip. Bet namukas kainavo 300, kitas namukas... mes 300 davėm, tai vadinas 300 kainavo. Kitas namukas yra brangesnis, gal 360 kažkur taip. Bet jisai yra didesnis. Arozai 360 kažkas tokio, bet jisai su 2 kambariais. Jo, jisai didesnis, tai mes galvojam, kad kitais metais pasimsim tą didesnį, nes va šitas, sakė Irmis, šitas lieptas, kaip iš čia vadinasi, dekas. Dokas. Dokas. Kas čia dabar? Su kanoja plaukia. Žiūrėk, palauk, aš jį nufilmuosiu. Dainuok, dainuok. Sing, sing. It's okay. Susikuklino, nebedainuoja. Bet taip atsipalaidavęs varė.
fine. You pass by the right, it's okay. Hi. Where is the song? Where is the song? Keep to right, you'll pass. Yeah, it's. You have a path. I could get the plaukia. She had last night catfish like 30 pounds. I have no idea. Į kalę, konkrečiai į kalę. No, this is the freezer. I hope you. Sako rūkinot. O tai kur tu čia kur įsirūkinsi? Nu, galima. Bet čia bus karšto ir... Ne, čia neišsirūkysi. Savo daiktų. A kam? Mums gerai ant keptuvės pasikepam žuvytės ir užtenka. Va Irmis 2 žuvytės, aš 2 žuvytės ir suvalgiam. 2 mažiukus. Nu. Suvalgiau. Va. Dar ketvišo iškepiau, bet čia vakarę suvalgysim tą ketvišą. Ai, kažkaip vienu metu įjungiau tą orkaitę, elektrinę tiksliau, dujinę elektrinę. Aš taip bendrai praskaičiavau, kažkur jau 7 kilai žuvies tai jau tikrai yra. Ir... Kilogramas apie kokią 80 dolerių. Man šalta žuvis irgi patinka valgyti, nebūtina jos taip pasišildyti. Ypatingai, kai toks oras, bet tai pamatė, kad filmuoja ir nustoja dainuoti. Bet taip atsipalaidavęs, kad davė džiazą jisai. Dainininkas. Ne tik duše vyrai dainuoja, pasirodo. Jo, pasirodo, ne tik duše. Valtyje. Mes tos cizus tik tai. Mes žvejot, mes bobas, mes alkoholį, eiti to Merliną. Jo, Va. gali eiti. Ir dar trukis reikia mes praginti. Drąsiai gali eiti. Melistis. Kam? Nežinau, kam nors. Živėliukas, mažiokas. Bet jie skanus, va šiandien suvalgiam po 2. Visai nieko. O kaimynai ilsisis tie kaimynai. Moteriškė šitą tokia kieta lietuvaitė. Varo, kaip sakant, kaip reikalas. Tokia bajavaja materytė, tarybinių laikų, kaip sakant, kažkas tokio. Šustra. Retas, kaip sakant, egzempliorius. Vakarėje jau, vakarėje. Dar saulė ne taip žemai. Nu, mano vyras miega turbūt. Atsijungęs. A tu miegi? Klausau. Klausai? Pležinas. Bet tau čia gerai, ne? Gali gyventi. Gali. Kaip tigras. Tai kaip čia kaimynai nežvejoja? Kas svarbiausia, meškeris ištrauktas. Čia per tą laiką jų net nebuvo? Nu, kokias 3 valandas jų nėra. Geras. Dingo. Aš tai pavargti jau baigiu nuo nieko neveikimo. Grynas katinas. Miegi visą dieną, prabundi pavargęs. Ir Matildos supumą pasiilgau. Oi, galvoju, kaip mano katytės laikosi vienos.
Nu, bet nieko, rytoj susikraunam daiktus ir keliaujam namo. Iki namų 3 valandos. Keliu. Tiek, kad čia žuvį susitvarkai, namuose jų nebereikės. Tiksliau, aš tai nieko nedarau. Vyrims viską daro. Aš tik iškepu. Ir viskas. Ir valgau. Prasideda uodų laikas. Kad uodų, uodas buvo zyzė, bet... Buvo zyzė. Bet... Kažkokios moškės, amarai, kažkas tokio. Tai prakaitas liejasi, tai ir lenda. Paskrūdęs paršiukas. Nu, pašvinkęs toks, ne paskrūdęs. Pašvinkęs dar? Nu, tai alaus kiek vartoji be sustojimo. Pašvinkęs. Aš pasakysiu, ne? Kiek pas mus rodo temperatūros? Daug. Tuoj pasižiūrėsiu. 30. Po 8:20 rodo 31. O tikrai priimant tą žiūrį, nedarina? Wolf River. Tai čia Wolf. Jo, tai yra Wolf River. Tai vat. Vilko, kaip sakant, Vilkų upė. Kiek diena buvo? 34 tipo. Nežinau. Rytoj 36 čia. Pietus pabėgs. Ar reikia pasižiūrėti kaip namuose? Ar namuose tiek pat? 31. Jo. Pirmadienį 37. Šilta. Šiaip nieko tokio. Antradienį su lietum 32. Lietus ir karštis. Tai tropikai pas mus atėjo. Bet, kaip sakant, bananus reikia pradėti auginti. Norėjot vasaros, imkit vasarą. Imkit, negaila. Nu ką, mes susiruošėm jau namo, taip? Ne. Karšta žiauriai šiandien, tai kažkaip tai nežinau, kiek dabar valandų yra. 10 ryto jau susirašėm. Nes čia per pietus tai peklu tokia, kad... Tik jau dabar karšta, ką tu ten žvejausi? Mums iki 12 nereikia vis tiek. Išsineždinti mes anksčiau grįšim, žodžiu, į savo peklą kitą. Kada mes čia grįšim? Jau katinai sunešti, supakuota viskas, žodžiu. Žuvytės pasigaudėm. Pasigaudėm žuvytės. 3 valandos 5 minutės. Nu tai grįšim po pirmos, antrą kažkur. Tai montuoju antrą dalį žvejybos ypatumų ir matau, kad aš pabaigos nenufilmavau. Tiesiog buvau ištežus nuo karščio, nei žuvies normaliai parodžiau, bet ką ten rodyti iš tikrųjų pagrindė tai tos nedidelės žuvytės, tos šypkės ar kas ten, nelabai aš nesimanau, ir ketvišas. Man atrodo, mes vieną tenai suvalgėm, o vieną dar parsivežėm. Tai kažkur tai 10 kg žuvies. Na, matėt,
toks vaizdas, matėt kiek trikdžių, tai visgi faina, kad dar kažkiek pavyko sužvejoti žuvies, nes būna taip, kad visiškai ant nulio būna. Kai, tarkim, lietuvaitė šita, kuri šalimais žvejojo, sakė, kad kartais būna, kad tik 2 žuvytes sugauna. Tai nes jinai tenai labai jau daug metų atvažiuoja žvejoti. Tai va taip, pernai tiesiog mano vyrui pasisekė, oras buvo geras, lietus, ne tai, kad tas lietus, bet kai lietus, tai tie laiviukai neplaukėja. Tai va, vien dėl to iš tikrųjų. Tai kaip ir žvejyba sėkminga, vyras mamutą partempė į namus, užskaitom. Žodžiu, viskas gerai. Grįžom į peklą, pas mus irgi čia karšta, tvanku, karšta, tai palyja lietus, tai užkaitina, žodžiu, mes gyvenam tropikuose, tai va išlendu kokiai 10 minučių, tai su rokučiu išlendu kokiai 10 minučių, pasivaikštom, einam į kambarį, vėl pasivaikštom, vėl einam į kambarį, tai po to ėjau, tvarkiausi gėlynus, nes kai grįžom, pamačiau, kad labai daug kas pražydo ir ne tik, kad pražydo, ir paaugo gerokai, atrodo, čia tik tais porą dienų nemačiau ir, žodžiu, teko biškį pasiraitoti rankas ir per karščius truputėlį padirbėti. Na, kaip sakau, išlendu 10 minučių ir atgal. Vaikščiot nevaikštų dienos metu, žinokit, per karštą, bet šiam kartui aš nekalbėsiu jau tokių dalykų. Tai šis vlogas tegul būna apie žvejybą, kažkas tokio. Tai ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad esate su mumis. Na, o mes susitiksim jau kitame video filmuke. Iki.